Sveiki visi sugrįžę į Litrix Racing kanalą. Šiandieną aš kaip ir jau žadėjau praeitą savaitę, kad važiuosiu Assetto Corsa kompeticione ir Assetto Corsa kompeticione lenktynėse aš važiuosiu vieną iš savo mėgiamiausių trasų. Tai nereiškia, kad aš joje esu labai greitas, bet jinai man tiesiog jos konfiguracija iš viso viskas labai patinka ir važiuosiu į Molą. Į Molą, kuri yra Italijoje, nuostabaus grožio trasa, istorinė ir su tikrai neblogom. Yra keletas, sakykime, tokių tiesiųjų, ne par ilgiausios, viena ilga, viena tokia yra, sakykime, vidutinio ilgio, jeigu taip galima išreikšti. Ir tokių esų yra vienas pavojingas esas, kurį labai kartais galima padaryti klaidelę ir išlėkti. Ir ką dar galiu aš apie ją pasakyti? Ogi nieko, ir užteks, tik tiek. Vat, į Molą, Assetto Corsa kompeticione, paėmiau šiandien klasikinį fantastinio grožio BMS-ą ir bandysiu pagerinti savo safety ratingą arba saugos reitingas, kurį vėliau sėkmingai ruošiuosi panaudoti online lenktynėse, kurias irgi aš nežinau, ar šiandien dar spėsiu, ar kada, kokią dieną įrašyti dar vieną, kad jau su žmonėmis važiuoti. Nes čia ir man yra šioks toks testas pavažiuoti šiek tiek ne tik su botais, bet ir su žmonėm. Šiandienos lenktynėse botų pajėgumas yra 93%. Tai nėra tokie labai lėti, nei kažkokie greiti ir aš taip, su mano tokiu pastovumu, sakykime, trasoje, tai reiškia, kad aš nepastovus trasoje, tai pirmą vietą išlaikyti jau būtų šitam procentą man sudėtinga. Agresyvumas jų yra 96, kas irgi yra pakankamai agresyvūs botai. Bet vis tiek, botai yra nuspėjami, žmonės yra nenuspėjami. Tai va tas. Bet kaip treniruoti ir kaip safetingo kelimui, tai vis tiek bus šiokie tokie iššūkiai man. Tie botai taip lengvai nepasiduos, yra šansų, kad atsitrenksiu, yra šansų, kad į mane atsitrenks ir mano safety saugos reitingas nepakils. Dabar, kas riečia setupus arba automobilio nustatymus, aš imu kažkokių dalykų, aš važiuosiu 30 minučių, degalus paliksiu maksimaliai beveik, maksimaliai tiek, kiek siūlo, 62 litrai, neskaičiuosiu aš čia kiek čia man jų reikia, važiuosiu kaip yra, nes esmė yra ne pirma vieta, esmė yra pastovumas ir pastovumas ir safety, kaip ir kelintą kartą jau minėjau, saugos reitingo kelimas. Šiek tiek, kadangi yra gali būti nemažai tokių kaip pakelimų arba tų curbsų vadinamų, tai aš vienintelį dalyką, kai padarysiu šitie kur damperiai, tai aš juos pakelsiu, kad jie man suminkštintų patį, nešokinėtų automobilis per visus tuos labai stipriai, tarsi, kad taip nebūtų, o minkščiau, taip švelniai. Gerai, tai 25, 26, pakeliam daugiau, iki 30, čia pakeliam iki 36, čia taip, čia taip ir taip, va. Taip, čia tuoj baigsiu nustatymus, 36, 31. Nesu nustatymų karalius. Taip, čia pakelkim per 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Kiek ten buvo? 5. Ir čia 25. Čia bus 35. Nesu nustatymų karalius. Ir daugumą aš tų nustatymų padarau, galima sakyti, beveik iš lempos. Šiek tiek suprantu, nesu taip jau visai grybas. Pakelsiu, gal aš ant posūkių būsiu greitesnis. Taip, čia nuimkim. Taip, ir dabar, ką dar mes čia galim padaryti? Padangos, kažkaip tai, čia mes pakelkim traction controlą, nes BMS mėgsta paslidinėt galas BMS-o. Ir ką?
Ir, kasterį šiek tiek padidinsim iki, pavyzdžiui, 13, iki 13. Taip, ir čia viskas. Nu gerai, viskas. Padarėm, ką čia galėjom ir ką supratom. Ir važiuojam. Pasižiūrim iš karto mes, ką mes čia turim. Ar mums čia reikės kažką daryti. Change brakes. Ne, nieko nereiks. Taip, ramiai. Pasižiūrim viską. Nežinau, lyg tai nieko. Degalų aš turiu. Kur mano degalus rodo, nesuprantu. Oil, gear. Kad tik nepamirš žiūrėti kelią, kai važiuoju. BMW. Nu, aš žinau, kad daug kas nemėgsta BMW. Aš irgi kažkada sakydavau BMSas. BMSas tai, nu, tipo bus gerai. Jūs žinot, kai nusipirkom mes pirmą savo BMSą 525 universalą, tą tokį senesnį. BMW yra lygis. Kad ir universalas, bet BMSas buvo ofigiena tačka. Gerai. O šitas iš viso čia yra grožiai įsikūręs. Aš manau, kad šitas labiausiai vykęs BMW, vienas iš labiausiai vykęs. Gerai, dabar svarbiausia ramiai, užsiimam, nieko nevingiuojam. Užsiimam tą savo vieną dalį ir nevingiuojam niekur, nes tik palauk biškį, kol išsiskirstysim. Paimkim BMSą šitą, ramiai savo. Gerai, paėmėm. Imam išorę. Neimam išorę. Už manęs BMW gale. Čia svarbiausia gerai sustabdyti anksti ir užeiti šitą posūkį. Čia paimam šiek tiek plačiau, kad išvažiavimas būtų geresnis negu šito, kad čia McLarenas. Ir pabandom jį paimti. Gerai. Jisai vidų užsiėmęs ir jo pirmenybės. Gerai, aš paėmiau. Paimtas. Dabar reikia prisivyti tuos vyrus. 19 vieta. Šitą trasą šiek tiek bandžiausi su Porsche. Naujoviniu čia šito, kuris duodamas yra šitoj versijai. Opa, per plačiai biški. Jau ir lendam. Ir Porsche aš prieš tai, kur žaisdavom PlayStation 4, buvau nusivylęs, nes jisai man lakstė po visą kelią. Bet šitam žaidime aš buvau sužavėtas Porsche, ypač to naujausiu 23, man atrodo, metų ar keliam. O čia šitie, svarbiausia, čia neužsikabint labai, nes gali baigtis blogai. Tai Porsche'as nerealiai čia stovėjo ant kelio, bet aš tiesiog šį kartą paėmiau BMSą, nes labai norėjau BMSą.
Čia mes šitą Bentley turim paimti. Čia aš jau gerokai geriau išėjau. Car on the right. Bandysim. Clear on the right. Madam lane, the fastest Gerai laps in front. paimtas Bentley's. Čia svarbiausia. Nepražiopsot posūkio. Šitų vietų kaip ir yra lenkimui, bet yra labai tokios pavojingos. Čia galima ir plačiau kartais išeiti visai. Car on the right. Clear on the right. Biški panervuokim botą. Clear on the right. Susinervavo botas. Opapa, norėjau paskubėt. Norėjau priartėti šiek tiek arčiau, bet, nu, va tai būna. Šitą posūkį galima geriau įeiti, bet labai, vat, susirakina rankos. Labai įtampas pasidaro. Gerai. Minutė kem 9 mano buvo laikas prieš tai, bet čia dar su kova. Minutė kem 7. Gerai. Gerai, Audiuką pametė biškį kontrolę. Pabandom čia paimti. Ne, neimsim čia, nes čia per pavojinga. Gerai. Nu nieko, vis tiek fightą duosim Audi. O čia nesu įstikinęs, ar čia trečių man geriau įvažiuoti bėgių, ar antrų. Šiandien gerai, kad mano veikia akis, nes buvau pasigavęs greičiausiai, kad COVID vėl. Panašu buvo. Tai buvo labai akis žiauriai sausos. Tai galvojau, blemba, neįrašysiu video, nes negaliu vairuoti. Bet dabar nieko, susitvarkė. 4 dienų reikėjo šitą zarazą. 4 dienos tik tai praėjo, visą tvarko jau galima. Gerai. Nu dabar jau reikia paimti, nes čia... Kažko tai aš čia užsikalbėjau ir praradau koncentraciją šiek tiek. Ir tos Audi aš ir... Va čia galėjo baigtis man Kuveite. Padangos mano faktas, kad nelabai aš nieko nedariau padangom. Nieko nedariau padangom ir jos man dabar labai karštos. Nežinau čia. Nu dabar gal.
Matai, koksai jisai. Jisai, matai, gerai irgi išeina iš tam posūkį. Man reiktų kažkaip tai pasigerinti. Nu, dabar aš greitesnis. Ne, nepavyko. Svarbiausia nepaskubėti, nes mano užduotis nėra čia aplenkti kažką. Norisi labai, bet geriausiai tą kovą tokią neįlyst, nes mano safety reitingas jau 7.2. O mano užduotis yra safety reitingą. Nu, aišku, norėtųsi paimti geresnį vietą. A ne? Gerai, čia trečiu. Lemba, čia ir užstrigau aš ant širtuvo. Ir kaip man jos paimti geriau? Tapiko, man ateity reikės pakeisti turbūt, pasikeisti iš televizoriaus į monitorių, nes aš kažkodėl niekad nesusimaščiau, kad... Opa, palauk. Labai gerai. Niekad nesusimaščiau, kol nepažiūrėjau vienos laidos Sim Racerio. Ir jisai pasakė, kad yra didelis skirtumas tarp monitoriaus. Kažkaip aš niekad nepagalvojau. Nes ant teliko vaizdas vėluoja. Nu tu. Va čia tai aš karočią lachanaus. Nu va, prašau. Ir dar čia šitą. Nu ir vėl viskas iš naujo. Visai sėdė ant žibinės man. Reikia šiek tiek atsiplėšti man, na jo. Užsikalbėjau. Penkias sekundės praradau. Biškai susikaupsiu dabar. Stabdom ant 200 kažkur taip. Kaip aš galėjau taip toj vietoj? Nu, bet čia irgi viena iš tų tokių slidesnių, pavojingesnių vietų. Kai noriu, galiu atkart pusę sekundės. Tik kai aš nuo ko aš atkart.
Padangos tai mano kaista vaikai. Nepatinka man mano padangos. Nu ką darys, važiuojam kokiom yra. Nu čia visai, aš jau prie jo buvau prisiklijavęs. Nu, bet jau prie būrelio prisiartinau. Jau neblogai. Pabandom Bentley paimt čia. Vidum. Car on the right. Clear on the right. Paimtas, gerai. Kokia aš ten vietoj buvau, neatsimenu. Nu, 18. Iš 30. Bijau greičiau įvažiuoti tą posūkį, tą mažiuką esą tokį, nes, nu, labai ten pavojinga, galima paslysti. Nu, paimkim šitą. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Čia vėl vos nepaslydau. O papa. Čia reikia švelniai šitoj vietoj, nes. Dvylika minučių, 13 minučių liko važiuot. Sukietėjo rankos biški. Ne, kuriu užmetinėjai. Labai užsimest nori. Nu, šitas man jau nervuoja čia, reikia jį paimti. Davai, paimsim. Clear on the left. O čia tai netikėtoje vietoje šį paėmą. Gerai, be jokių šiukšlių. Atsikovojau vietą. 16 vieta. Ir priešais mane. Pasižiūrim statistiką, kas ten prieš mane. Truputėlį reikia atleisti va šitoj vietoj, man bent jau.
Taip susidaro įspūdis. Atleist gaziuką reikia, šiek tiek, bet taip prilaikant. Nu. Opa, matai, kaip aš čia norėjau jį pamest. Va čia buvo pavojingas tas variantas, galėjo atsitikti visai nelabai. Nežinau, kiek aš čia galiu plačiau, reikės kitam kartui, kitam rate išmėginti. Kiek aš plačiau galiu čia išlėti. A tu čia ne ta pati bulka, žiūrėk. Užsižiūrėjau į subinę, nu tai jo majo. God damn it! Ir atitolau iš karto. Iš karto. Nu, davai, daryk čia. Kažkoks tai šitas maniakas su Audi ten. Aš jo niekaip negaliu paimti. Ne. Nu tai Audi užkeikta šitą, nu niekaip negaliu jos paimti. Nu reik pramušt man Audi, tada man toliau seksis geriau. Gerai, čia bent jau nesąmonė nebuvo. Nu vat, aš sakiau, kad užkeikta šitą Audi. Блин. Короче. Dabar viskas taip, короче. Susikaupiam. Stindu ir bus nuimta man vienetas, aišku. Kapotas atstojo. Kas ten gale vyksta? Kaip ir nelabai baisu. Nu viskas, dabar šitam rate aš imu šitą Audi, nes jau jinai mane viskas. Viskas susikaupė. Dabar normaliai padarom auksinį ratą. Nelabai šitas buvo. Vat kiek ten jų važiuoja priešas, aš šios visus galėčiau galbūt netgi pabandyti paimti. Nežinau, ar čia buvo geras sprendimas. Ne, čia ne auksinis ratas. Antrų bėgių. Biškį prisiartinau. Antrų bėgių. O matai kaip, čia gal reikia pirmų, o po to staigiai antrą perimti. O gal iš antrų važiuoti iš karto. Nu dabar. Viskas. Пошел. Arrivederci, signora. Signora Bulka.
Nu, dabar Ferraris. Tai va reikėjo čia atleisti gaziuką. Nu, čia irgi nebus lengva tą Ferrari paimti. Kiek čia, man sekundė iki jo. 7 vienas, nuėmė visą. Man pasėti reitingą. Nu čia aš greitesnis būnu. Och tu. Vos atspėjau. Čiut, vat reikėjo. Tai turėjau ir gazą, ir stabdį vienu metu suspaudaliot. Nes būčiau ir nulėkęs vėl. Bet gerai, kad taip spėjau, taip čiuk greitai. Kiek graži trasa, ypač va vakarom. Pasirinkau specialiai tokį vakarėjantį. Labai gražu, pažiūrėk. Ir tačkai, ir tuoj mes į Ferrari ateik čia, vaikeli. Car on the right. Clear on the right. Nu, su Ferrari buvo lengviau išsiaiškinta. Santykiai visi. Taip, kas mes? 3 sekundės iki artimiausio... Ne, 3 sekundės. Nematau, dabar negaliu žiūrėti. Nes pasižiūrėsiu. Nenuskaičiau, bet... nukirtau vis dėlto. Galvoju, kad padangos nelabai mano. Nu, iki 10 aš turbūt nenusibrausiu. Kiek čia? Ai, ne, tai jokių šansų. 2 minutės, 3 minutės pavažiuoti. Man bent jau priartėt prie tų tą. Nu, būtų gerai ten prisivyti tuos priekį ir pakovot, bent kad 7-2 gražinčiau. O čia mano labai prasta trajektorija, netiduosiu. O čia tai man galėjo baigtis ir nelabai. Nu, dabar jau viskas. Dabar jau jokių šansų šią. Jau šiek tiek aš sulėtinsiu tą gazą savo. Leader final lap. Tai jau neblogai jisai nuo manęs buvo atsiplėšęs žmogus. Pirma vieta.
6 sekundės. Labai jau nebesistengsiu pabaigoje. Vat keletą klaidų man nedavė pakilt aukščiau. Vieną kartą į smėlį išlėkiau. O kitą kartą irgi nelabai sužaidžiau, kaip sakant, nelabai. Nu ką? Mola vis tiek padaryta. Atsilikau visai aš. Adam viskas atšalo. Atakuoja kažkaip. Ferraris atakuoja. Nu, bet kažkaip 14 vieta. O nežinau, kiltoj pradėjau šis. Panašu. Alright, checkered flag. Good job. You did the best you could. Now bring the car back. Nu vat, tokie vat įvykiai ir įvyko. Visiems ačiū. Ne, tuo prisparkuosiu. Man čia. Taip, visiems ačiū, kurie mane žiūrėjot, kurie pabuvote su manimi šitose į Molą trasos lenktynėse, pakilom stebuklingai, labai gerai pasikėliau reitingą, nuo 71 iki 71, fantastinis pakilimas ir nu tiesiog tokiais tempais aš tiesiog greitai jau 99 bus. Ką dar galiu pasakyti? Galiu pasakyti tik tiek, kad kitam kartui vėl grįšiu prie ralio, ralis man irgi labai, 3 žaidimai, aš turiu 3 žaidimus, kurių negaliu suderinti niekaip. Reikia dirbti ir namų visokių reikalų turiu ir visko, ir dar reikia ir Gran Turismo 7 pravažiuoti, ir ralį pravažiuoti, ir Assetto Corsa pravažiuoti. Viską reikia pravažiuoti, taip kad nepamirštam. Registruojamės į kanalą, ten yra toksai subscribe, tai tą paspaudžiam varpelį, paspaudžiam like, prakomentuojam ir tiek žinių. Visiems sėkmės, iki susimatymo kitą kartą. Kur ta kamera? Čia kažkur.